Sveiki visi ir kaip jau tikriausiai supratote, taigi pradedu naują pamokų seriją, o tiksliau serijas ir šiuose pamokose mes mokinsimės HTML kalbos. Ir HTML kalba yra toks dalykas, kuris mums leis, sakykime, susikurti savo svetainę. Tai iš tiesų pasinaudojus šią kalbą, iš tiesų nėra programavimo kalba, tačiau ją galima, sakykime, vadinti žymėjimo kalba arba kitaip tariant taginimo kalba, bet tiesiog vadinkime HTML kalba. Ir šiuose pamokose aš jūs mokinsiu pačios naujausios, sakykime, HTML versijos, tai būtų HTML5. Ji iš tiesų šiek tiek skiriasi nuo senesnių versijų, tačiau iš esmės visas, sakykime, tas pagrindas išlieka toks pats. Tai šioje pamokoje mes susikursime paprastą svetainę ir tiesiog viską jums paaiškinsiu. Taigi galime pradėti. Tai susikurkime paprastą tuščią HTML failą. Tai tiesiog sukurkite naują tekstinį dokumentą ir jį pavadinkime index.html. Sakykime, pagrindinė jūsų HTML failo pavadinimas, sakykime, turėtų būti index, kadangi pagal nutylėjimą visi serveriai, kurie, sakykime, laiko jūsų svetainės failus, jeigu mes patenkant į svetainę, sakykime, nenurodome failą, į kurį norime patekti, tai automatiškai serveris mus nukreips į index failą. Tai tiesiog susikurkime index.html failą, o apie tą index aš, kai ateis metas, jums ir paaiškinsiu. Tai tiesiog, sakykime, kol kas žinokite, kad pagrindiniai jūsų failai, tai yra pagrindinis failas, turi būti pavadinimu index, o tipas failo būtų HTML. Tai atsidarykime tą failą su savo redaktoriumi ir štai tuščias failas. Tai šioje pamokoje pasirašysime paprastą, sakykime, svetainę ir paaiškinsiu, ką kiekvienas, sakykime, tagas daro. Ir savo, sakykime, savo failą jūs galite iš karto atsidaryti su savo naršykle. Tai aš naudoju Google Chrome ir man jį iš karto ir atvaizduos svetainę, kurią aš parašysiu. Tai tiesiog, sakykime, HTML failus ir, sakykime, HTML failus naršyklės gali atvaizduoti ir be papildomo serverio. Tačiau jeigu jūs norėsite savo, sakykime, svetainę platinti, tuomet jums reikės serverio, į kurį galėsite patalpinti savo failus, bet apie serverius, manau, kalbėsime šių serijų pabaigoje, o dabar tiesiog praktikai mes naudosime savo svetainių peržiūrai tiesiog paprastą naršyklę ir savo kompiuterį. Tai tiesiog galite atsidaryti savo failą, pasinaudoję, tiesiog atsiverkite jį ir jums naršyklė atidarys failą. Ir štai, kaip matote, failas atidarytas su naršykle ir jis yra tuščias, kadangi, sakykime, mes nieko nepasirašėme. Tai, sakykime, tai yra jūsų svetainė. Ir galime pradėti iš tiesų rašyti kodą. Tai, sakykime, HTML5 versijoje, sakykime, visi HTML failai turi prasidėti štai taip. Doctype ir HTML. Ir tai tiesiog, sakykime, duoda naršykliai suprasti, kad, sakykime, mes naudosime, sakykime, HTML5 versiją. Ir toliau tiesiog prasideda tagai. Taigi, rašome HTML taga. Kaip jau tikriausiai supratote, tagai prasideda ženklų mažiau ir pasibaigia ženklų daugiau. Ir taip pat daugelis HTML tagų, ir tai yra beveik visi tagai, turi, sakykime, atsidaryti ir uždaryti. Tai čia mes atsidarome, o tam, kad uždaryti, tiesiog turime parašyti tagaą su slashu. Ir, sakykime, tai atidarome HTML tagaą, o tai uždarome HTML tagaą. Tikiuosi supratote. Ir HTML kalboje yra, sakykime, du tokie blokai. Tai vienas iš jų yra head blokas. Tai atsidarykime ir uždarykime. Ir head blok yra, sakykime, nustatoma jūsų svetainės, sakykime, tarkim, nustatomas jūsų svetainės
na, sakykime, nustatoma jūsų svetainės antraštė, integruojami kiti failai ir panašiai. Tai šioje pamokoje tik tais nusistatysime antraštę. Tai kol kas palikite. Ir antras blokas tai yra body. Ir atsidarykime, uždarykime jį. Ir štai šie du blokai yra, sakykime, tokie pagrindiniai blokai HTML kalboje. Ir head blokas tai yra, sakykime, suprantam, na, head bloką mato, sakykime, tik jūsų naršyklė, o body bloką jau mato būtent jūsų svetainės lankytojas. Tai jeigu, tarkim, mes čia parašysime kokį nors tekstą, išsaugome failą ir naršyklė, atsinaujiname svetainę ir štai mums rodo būtent tai, kas yra body bloke. O head bloke yra nustatomi įvairūs parametrai. Tarkim, nusistatykime savo svetainės antraštę. Tai title, tai yra tagas, toliau rašome antraštę, tai tarkim, mano svetainė. Ir uždarome tagą title. Ir dabar atsinaujinus puslapį, štai kaip matote, kortelės pavadinimas yra mano svetainė. Ir tai tiesiog reiškia, kad jūsų svetainės pavadinimas yra mano svetainė. Tai, sakykime, vėlgi, head blokas tai yra, sakykime, įvairūs parametrai, nustatymai ir panašiai, kurios, sakykime, apdoroja jūsų naršyklę, o body blokas yra tas blokas, kurį mato jau būtent svetainės lankytojas. Tai tarkim, čia nusistatome svetainės antraštę, o čia, tarkim, sveiki atvykę į mano svetainę. Ir štai paprasta svetainė. Tai tiek ir norėjau parodyti šioje pamokoje. Tai yra, sakykime, visą tai, ką mes parašėme, mes, sakykime, naudosime kiekvienoje pamokoje, kadangi tai yra, sakykime, kiekvieno HTML failo, sakykime, netgi, na, sakykime, būtinas dalykas. Mes būtinai turime visą tai pasirašyti tam, kad galėtume toliau rašyti savo svetainės kodą. Ir tai yra, sakykime, jūsų svetainės pagrindas. Ir kitose pamokose mes pradėsime kalbėti apie kitus tagus, kaip ką nors padaryti ir panašiai. Tai šioje pamokoje tiek ir norėjau te parodyti. Tai tikiuosi supratote. Ir dar kartą, HTML nėra programavimo kalba, o tai yra kalba, kuri, sakykime, leidžia jums susikurti savo svetainę. Tačiau ją galime vadinti arba taginimo kalba, arba žymėjimo kalba, na, kaip jums patogiau. Aš tiesiog vadinu, sakykime, kalba, HTML kalba. Ir atminkite, mes praktikuojamės ne su senesnėmis versijomis, o su HTML5 versija. Ir jį šiek tiek skiriasi nuo senesnių versijų, todėl, na, pasistengkite, jeigu kiek nors mokate to HTML, vis tiek laikytis tokių taisyklių, kaip aš rašysiu, nes, na, tiesiog sakau, gali skirtis tos jūsų žinios nuo tų dalykų, kurios aš jūs mokysiu. Tai tiesiog, na, tikiuosi supratote ir kitose pamokose mes pradėsime jau rimčiau dirbti su savo svetaine ir mokytis HTML. Taigi, nepamirškite prenumeruoti, laukite kitų pamokų ir be abejo ačiū, kad žiūrėjote. Viso.